Labą dieną, su jumis Gintarė Pulkaitė ir Ralio žinios. Spalio 6 dieną, pirmadienį, vyko mokinių prezidento rinkimai. Jonas Sadzevičius laimėjo prieš Juliją Fominą 182 balsais. Sveikiname naująjį prezidentą, kurio inauguracija bus spalio 15 dieną, 6 valandą. Kviečiame visus dalyvauti. Ką manote apie rinkimus, jų rezultatus ir ar esate patenkinta? Esu patenkinta rinkimų rezultatais. Mūsų naujasis prezidentas yra labai puikus ir manau šaunu, kad mokiniai turi galimybę pasireikšti. Dėkoju. Mokytojų dienos proga kultūros centre vyko minėjimas, kurio metu mūsų geriausia gimnazijos mokytoja buvo išrinkta Aušrinė Živaitienė. Sveikiname mokytoją. Šiais metais mūsų gimnazijos mokytojai profesinę šventę minėjo keliaudami po Lietuvą. Maršrutas vingiavo po Suvalkijos kraštą. Plačiau apie tai pavaduotoja organizatorė Rasa Legienė. Labą dieną. Žinome, kad organizavote ekskursiją mokytojams mokytojų dienų proga. Norime paklausti, ar mokytojai elgiasi taip pat kaip mokiniai per ekskursijas? Taip, mokytojai yra lygiai tokia pati publika kaip ir mokiniai. Ekskursijas vyksta tais pačiais tikslais kaip ir mokiniai, pirmiausia norėdami pamatyti ir sužinoti kažką naują, o antra žinoma, pabūti su kolegomis neformalioje aplinkoje, atitrūkti nuo darbinės kasdienybės, prasiblaškyti. Mokytojų ekskursijos paprastai vyksta taip pat kaip ir mokinių turbūt, važiuojant yra pateikiama šiek tiek informacijos apie kelionės maršrutą, apie objektus, kuriuos pamatysime ir žinoma, yra mokytojų, kurie kelionės metu irgi truputėlį nedrausmingi, ne visada klausosi to, kas jiems pasakojama. Be to, kelionės metu visada yra parengiamos užduotys, kad nebūtų nuobodu, įvairiausi konkursai su prizais ir panašiai. Šiųmetinė kelionė buvo į Suvalkiją ir užduotis buvo anekdotai apie suvalkiečius, anekdotų konkursas. Jūs turbūt žinote, suvalkiečiai yra ta etninė grupė, apie kurią anekdotų prikurta daugiausia. Nors patys suvalkiečiai tuo piktinasi, yra net toks anekdotas, kad suvalkietis ateina į laikraščio redakciją ir pareiškia, jeigu ir toliau spausdinsite anekdotus apie suvalkiečius, daugiau jūsų laikraščio nesiskolinsiu. Tai džiugu, kad mokytojai buvo aktyvūs šitame konkurse, kad tikrai smagiai kaip ir mokiniai praleido laiką. Autobuse kaip ir mokiniai valgė savo kelionės tą lauknešėlį, juokavo ir puikios nuotaikos grįžo namo. Trečiadienį susirinkę mokinių tarybos nariai visuotinį susirinkimą aptarė Žilvino Galimovo 2 metų kadencijos ataskaitą bei išrinko naujus mokinių tarybos narius, dėl kurių mes labai džiaugiamės, dėl to, kad jie suteiks naujų vėjų mūsų mokinių taryboje. Dabar kalbiname mokinių prezidentą Žilviną Galimovą. Labą dieną. Sveiki. Norėtume jūsų paklausti, kaip jaučiatės pasibaigus jūsų prezidento kadencijai? Iš tikrųjų, jausmai dviprasmiški ir džiaugiuosi ir galbūt liūdžiu. Visgi tai buvo tikrai įdomus 2 metai su naujais kažkokiais patyrimais, pojūčiais ir tikrai prabėgo tie 2 metai galbūt ir nepastebimai, su tam tikrais akcentais, bet be abejo, tai yra neeilinis dalykas mano gyvenime ir aišku, tai yra pradžia, kurios, manau, niekada nepamiršiu. Kaip vertinate mūsų naująjį gimnazijos prezidentą Joną Sadzevičių? Aš vertinu labai teigiamai. Manau, kad jeigu jau gimnazistai išsirinko jį būti prezidentu, tai aš manau, kad tikrai žmogus stengsis ir darys taip, kaip gali geriausiai. Na, o kaip jam jau seksis, jau pamatysime eigoje, bet aš manau, kad susitvarkysiu savo užduotimis. Jei galėtumėte atsukti laiką atgal, ar kartotumėte tai, ką padarėte ir kodėl? Žinoma, kartočiau dėl to, kad tai yra patirtis, kurios ne kiekvienas galime patirti ir ko gero tai yra vieną kartą gyvenime pasitaikantis šansas. Ir net nedvėjodamas iš tikrųjų eičiau dar kartą, nes
Nes tikrai pasisėmiau daug per tuos 2 metus, tiek tam tikrų asmeninių savybių, tiek darbo komandoje ir tiek žmonių buvo įvairių sutikta, aš manau, kad vienareikšmiai kartuočiau. Labai dėkojame Žilvinui Galimovui už trumpą pokalbį. Šioms ralio žinioms tiek, linkime jums geros savaitės ir pasimėgaukite šiltu oru. Ką manote apie rinkimus? Ką manote apie rinkimus, jų rezultatus, ar esate patenkintas? Esu patenkintas. Manau, kad mokyklai tikrai gerai. Dabar kalbiname Žilviną Galimovą. Labą dieną. Labą dieną. Ir baigiantis jo kadencijai norime paklausti, ar jam negaila palikti gimnazijos prezidento posto. Tai jų klausti, ar man?